Sveiki, mielosios ir mėlėjai, eteryje laida Krepšinio savaitė. Šį kartą laidoje nemažai dėmesio skirsime dramatiškam Lietuvos krepšinio milžinų mūšiui. Antrą kartą šį sezoną akis į akį susidūrė Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas. Neįtikėtinai principinėje dvikovoje išsigelbėję kauniečiai žengė didelį žingsnį link BCFL Kaldrakoraus sezono nugalėtojų vardo. Kauniečiai šventė dramatišką pergalę 97-94. Rungtynių nugalėtojo klausimas sprendėsi per paskutinės atakas. Vilniečiams praradus kamuolį, Kydodas Evansas sugebėjo pataikyti dvitaškį ir išvesti į priekį kauniečius. Vėliau Markusas Fosteris prasižengė puolime, Edgaras Landvas pataikė apie baudas, o Fosteris kitoje aikštės pusėje nespėjo išmesti pratęsimą, išplėšti galėjusio tritaškio. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 17 taškų pelnęs Lukas Lekavičius, 16 pridėjo Laurydas Brutus, o 13 atbadas Abdaris, Gino Emanso sąskaitoje 12 taškų. Vilniečių neišgelbėjo 18 Arno Veličkos ir Martino Echodo taškų, 15 pridėjo Markusas Fosteris. I'm getting old because I played many games like this. And the only thing that counts strategas Andrėjas is the Trinkeri final apie result. rungtynes šnekėjo taip. Atrodo, kad Sensdudas esu dalyvavęs daugybėje tokių rungtynių. Svarbiausia visada būna tik galutinis rezultatas. Buvo gerų momentų, bet niekaip negalėjome susijęti puolimo ir gynybos. Negalėjome surengti 5 gerų atakų abiejose aikštės pusėse, nepelnėme 10 taškų paeiliui. Rytas žaidė agresyviai, pataikė, bet jie turėjo ir daugiau energijos. Nenoriu badyti pirštais į savo žaidėjus, nes patyriau daugybę tokių rungtynių. Žaidėme prieš šviežią komandą, kuri visą savaitę ruošėsi šioms rungtynėms. O mes atvykome po 2 sunkių mačų prieš Maccabi ir Olympiakos, bei visko turėjome mažiau. Gerai tai, kad šiandien galime kalbėti apie pergalę. Kalbant apie detalės, mūsų kova dėl kamuolių buvo tragiška, gynyba 1-1 net prastesnė, bet kartais tokiame sezone geriausias dalykas komandai yra laimėti šlykščias rungtynes. Po to geriau gali kontroliuoti be išties pusės. Esu dėkingas gerbėjams, atmosfera buvo nuostabi. Pasakysiu vieną dalyką, su puspilne arena šių rungtynių nebūtume laimėję. Kai trūksta energijos, reikia postumio ir jie mus pastumėjo, sakė strategas. Maccabi, and we have less of everything. Innanzitutto vorrei fare I complimenti all'allenatore Andrea Trinkeri, squadra Žalgiris, per la vittoria, o kas liečia rungtynės, mes turėjom būti kietesni, kai buvo +10, +7. Ten kažkur leidom pigesnius taškus pelnyt, kažkur nustojom žaisti ir su visa pagarba Žalgiriui jie žaidė irgi geras rungtynės su geru palaikymu. Šiandien mes pergalės mano nuomonę, nuoširdžią nuomonę nusipelnėm daugiau, turint omenyje visas aplinkybės, kurios buvo rungtynės. Praėjus kelioms dienoms po įspūdingo LKL Grandų mūšio Lietuvos krepšinio lygos teisėjų departamentas pateikė komentarą dėl vienos iš paskutinių Ryto atakų, kurios metu buvo užfiksuota pražanga puolime Markusui Fosteriui. Abu rungtynėse dirbę teisėjai situaciją įvertino teisingai ir pražanga puolime Markusui Fosteriui skylė be didesnių diskusijų. Vis dėlto net ir peržiūrėjus šį epizodą kelis kartus, lieka neaišku, ar šis sprendimas yra visiškai teisingas. Bet kokiu atveju Žalgiris iškovojo pergalę teisingai ir sąžiningai. Ir belieka kauniečių su tuo dar kartą pasveikinti. Nuo žaliai baltų toli nepabėgame. Kauniečiai šią savaitę turėjo labai svarbų Eurolygos išvykos mačą Miunchene. Deja, bet slogiai puolime atrodė žalgiriečiai patyrė jau 3 pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje ir nusileido Bayernui 58-64. Iki reguliaraus sezono pabaigos likus 5 rungtynėms kauniečius nuo įkrintamųjų zonos skiria 2 pergalės. Kauno ekipa rungtynes pabaigė be Rolando Šmito, kuris antro kėlinio viduje pasuko čiurdą. Kol kas neaišku, kokio rimtumo ši trauma. Kauno ekipos gretose, kaip ir visuomet rezultatyviausiai, sekėsi žaisti Kydanui Evansui, pelniusiam 21 tašką. Nugalėtojų gretose 20 taškų surinko Davidas Bucheris. Kitą savaitę Žalgiriui dvikova. Apie jos rungtynes žaliai balti žais namuose. Kaip kauniečiams sekėsi, papasakosime jau kitoje laidoje. O šiandien su jumis jau atsisveikiname. Ačiū už dėmesį, iki kitų kartų.